Kągi, baigėsi ketvirtadienio darbo diena. Žiūrėjom, dar nuplausim automobilį. Ir būtų puikiai proga pakalbėti apie tai, kokius automobilius vestuvėm renkasi jaunieji. Tai yra keli pagrindiniai modeliai. Tai turbūt populiariausias yra S klasės Mercedesas. Jeigu vestuvės mažos, tai ima tik tai vieną Mercedesą, tai yra jauniesiam. Jeigu vestuvės šiek tiek didesnės, ten jau laikosi kažkokių papročių, dažniausiai ima antrą liudininkam. Jeigu jau vestuvės labai prabangios, tai būna, kad ima ir pabraliam, pamergiem. S klasės būna kokie ten nuo 4 iki 6 vienetų. Žodžiu, o svečiams renkasi Mercedes V klasės automobilius. Jeigu svečių iš vis labai daug, tada būna ir sprinteriai, kurie jau ten dideli, 12, 16, 19 vietų. Čia įvairiai žmonės, žodžiu, kartais išvežioja savo svečius, kartais ne, kartais palieka patiem atsakingiam būti už tai. Tai kartais automobiliai stovi budi. Antroji vietoj, sakyčiau, yra Mercedes G klasė Gelikas. Tai čia labiau turbūt renkasi Vilniaus publika, kurie mėgsta pointus, mėgsta pasirodyti. Mėgsta rusišką stilių, prisižiūrėjo rusiškų filmų ir renkasi Mercedes Geliką. Mes taip pat galim pasiūlyti baltos, juodos spalvos Gelikus. Ir Geliko minimalus užsakymas yra 5 valandos, nesvarbu, valandų gali būti ir mažiau. Bet minimalus užsakymas yra 350 eurų. Toliau, jeigu būna žmonės šiek tiek mėgsta erdvę, kartais jaunieji ima savo ir Mercedes V klasės autobusiuką, kad sėdėtų erdvė. Jeigu ypač būna didelės pūstos suknelės, tai dažnai į paprastą automobilį netelpa. Ir dar vienas automobilio modelis, kurį mėgsta šiek tiek jaunieji, bet jį turbūt mėgsta mažiausiai, yra Mercedes GL. Ir šiemet nauja tendencija labai prašo Mercedes E klasės automobilių. Nežinau, kodėl jie jų užsimanė, nes mano nuomonė tai ten yra mažas automobilis, jame mažai vietos ir nepatogu jame yra sėdėti. Čia geriausiu atveju tiktų šis automobilis, mano nuomonė, liudininkam arba pabroliam pamergiem, jeigu nelabai pūstos suknelės. Tai vat, išvardinau pagrindinius modelius. Kaip bebūtų, Mercedes automobiliai yra populiariausias pasirinkimas vestuvėm. Visų kitų modelių užklausų galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Tiek BMW, tiek Audi. Labai retai kada prašo Porsche. Labai retai prašo Bentley, bet jie net neįsivaizduoja, kiek tai kainuoja. Dažnai gyvena labai tokiuose fantazijose, švelniai įsireiškiant. Nes Bentley automobilis tai yra brangus automobilis ir jisai prasideda nuo 2000 eurų. Taip pat lygiai su visais naujausiais modeliais. Jeigu jūs norit naujausio modelio, tai būkit pasiruošę ir mokėt tos pinigėlius. Nes žinokit, nupirkt naujausią modelį kainuoja ir prižiūrėti jį kainuoja.
Čia jums ne jūsų Toyota ir ne Volkswagenas, ir ne Škoda ir į kaimą, ir į sodą. Įsivaizduokit, jeigu įmonė įsigyja automobilį, sakykime, 100 000, tai tikrai neveš jūsų vestuvių už kelis šimtus. Nebūkit naivus. Ir aš tai manau, kad nereikia gailėti pinigų už gerą servisą. O tiek aš, tiek mano kolegos tikrai suteikiam gerą servisą, automobiliai prižiūrėti. Dabar jau prasideda rezervacijos metas. Automobilius galite rasti www.luxurydriver.eu. Ten yra naujausios jų nuotraukos. Taip pat mūsų socialiniuose tinkluose Luxury Drivers in Kaunas, Luxury Drivers in Vilnius, Luxury Driver in Klaipėda, Panevėžys, Druskininkai. Žodžiu, begalė socialinių tinklų. Dirbam visose Baltijos šalyse. Kaip įmonė dirbam jau netoli 9 metai toj bus. Iki tol dirbam kaip individuali veikla. Todėl įmonė yra patikima. Drąsiai galite mokėti avansus. Jūsų niekas nepaves, jokių atvejų, nepaliks ant ledo. Nes norėčiau dar pamokinti. Jaunieji kartais įsivaizduoja, sako, aš sutaupysiu pinigų, vairuosiu pats. Susiranda ten kokį Mustangą kabrioletą, kuris realiai yra nuomojamas be vairuotojų. Bet atsiminkit vieną. Jūs užsirezervuosit ten 1 dienai, 2 dienom tą automobilį, sumokėsit sąlyginai mažai ir pas tą savininką ateis klientas, kuris gauna ten 2 savaitės, 3 savaitės klientą, atostogų grįžus, emigrantą kažkokį turtingą, dar kažką. Ir sakys, noriu būtent šitos mašinos, mokėsiu tiek, kiek reikėtų. Ir atiduos jam tą mašiną, nusispjausit tą jūsų rezervaciją, pasiūlys jums kitą automobilį, alternatyvą kažkokią tai. Nebūtinai bus tokį, kokį jūs išsirinkote. Alternatyva netiks, ne visada ir pinigus grąžins. Tai rekomenduoju dėl to, vestuvės, aš sakau, būna vieną kartą gyvenime. Tai žinokit, nepagailėkite automobilio nuomos su vairuotoju. Nes patikėkit, tą dieną jums rūpesčių ir jaudinimas ir viso kito bus per akis. Tikrai nereikia pačiam vairuoti. Norėsit ir su svečiais šampaną išgerti po ceremonijos ir visa kita. Todėl geriau imkite visada automobilį su vairuotoju ir imkite iš tokios įmonės, kuri tuo specializuojasi, dirba toje srityje daug metų. Ir, pavyzdžiui, mūsų įmonės video matote visur. TikTokas, YouTube, visi socialiniai tinklai, Instagramas, LinkedInas. Žodžiu, galite rasti belė kiek informacijos, kiek tik tai širdys geidžia. Mumis pasitikėt galima. Nes mes su vestuvės yra smulkiausi klientai. O kokiu esame aptarnavę, jau esu pasakojęs turbūt ankstesniuose video. O jeigu dar nepapasakojau, tai papasakosiu sekančios. Linkiu visiems gero vakaro. Rinkitės transportą atsakingai vestuvėm, kad neturėtumėt papildomų problemų. Taigi, dar kartą primenu mūsų puslapį luxurydriver.eu. Užeikit, rinkitės, taip pat rasit patarimus apie lokacijas tiek fotosesijom, tiek šventėm, tiek ceremonijom. Puslapis kiekvieną dieną pildomas yra nauja informacija.
ir verta jį sekti, stebėti. Jeigu planuojate vestuvės, sakykime, ne šiemet, o kitais metais, tai iki kitų metų ten bus tiek informacijos, tiek visokių paslaugų tiekėjų ir tik gerų paslaugų tiekėjų, kurie yra atrinkti ir patikrinti, atsakingi, o ne šiaip sau. Žinot, gali susigalvoti, sakyti, aš čia turiu sodybą, čia vestuvės darysiu. Jeigu tu neturi patirties ir tą patirtį rinksiu su tais jaunaisiais nuo nulio ir nebus taip kokybiškai ir gerai. Tai vat mes dedam tik tai atrinktas reklamas, ilgamečius partnerius, kurie tuo užsiima. Dar kartą visiems gerą vakarą ir iki pasimatymo kitose video.